labai daug kartų esam demonstravęs šitus lazerių šou Alytaus kolegijos patalpose, prie fontano, mieste, prie fontanų, sporto rūmuose. Kaip susidomėjote šiomis technologijomis? Aš pats esu fizikas ir man įdomios tos technologijos, kurios surištos su fizikiniais, su vaizdiniais reiškiniais. Tai mes domėjomės hologramom iš pradžių, iš Geolos turėjom daktarą, įdomius dalykus darėm. Dabar bendraujam su Optronika, uždara akcinė bendrovė, kuri mums padeda būtent dirbant su lazeriniam technologijom, lazeriniais projektoriais, kaip juos panaudoti mokymo procese, bendraujant su studentais, įdominant studijų programas. Kaip gimsta pačios projekcijos? Projekcijoms sudaryti reikalingi, sakyčiau, 3 komponentai. Pirmas tai būtų kompiuteris su atitinkama kompiuterinė programa, toliau lazerinis, pats lazerinis projektorius ir aplinka. Dūmai, lietaus lašeliai, sniegas, ekranai įvairūs. Tai tiesiog, jeigu kalbėt apie tai, kaip gimsta erdvėje, kas yra įdomiausia tikriausia, tai kiekvienas taškas esantis erdvėje tampa antriniu spinduliavimo šaltiniu. Ir kai jį apšviečia galingas lazerio spindulys, jisai pradeda spinduliuoti būtent tą šviesą, tą bangos ilgį, kuris jį sužadina. Štai kiekvienas taškelis tampa žalios spalvos, jeigu jį pataiko žalios spalvos lazerio spindulys. Čia iš to lazerinio projektoriaus išeina jau sakykime, nudažytas tas spindulys, nes jis yra sumaišytas 3 lazerių, žalio, mėlyno ir raudono spindulių, valdomas tiesiog pačiu kompiuteriu ir mes galime bet kuriam erdvės taške nupaišyti atitinkamos spalvos piešinį. Ir šiuo metu pasaulyje kokie yra madingiausi ornamentai ar tos vadinamos projekcijos? Vis didesnė populiarumą įgyja būtent 3D projekcijos, jos šiek tiek skiriasi nuo šitų lazerinių projekcijų, tačiau jaunimui tikrai yra be galo įdomu visa kas nauja ir turi didelį panaudojimą, sakysim, įvairių renginių metu ir pačių lazerinių projekcijų naudojimą.